Noriu palinkėti jums saugaus starto, gero sportinio azarto ir saugaus finišo. Technika, kad laikytų ir tegul sąžiningų būdų laimė stipriausia. Visiems sėkmės ir gerų emocijų šiandien. Nuotykiai tokie šiandien. Buvo tikslas startuoti ir finišuoti, nes trečiadienį neplanuotai turėjau treniruotėje griuvimą, tai labai apsunkino važiavimą. Ką tikslą įvykdžiau, finišavau. Žinojau, kad nebūsiu pirmas bendroje pozicijoje, tai teko važiuoti savo tempu, kokį įmanom. Tai džiaugiuosi tuo ir ką kitam etapė bus geriau. Mes pirmi, pagaliau, pirma vieta moterų klasiai. Nežinau, važiavosi kaip į pypkę šiandien. Nežinau, gera nuotaika, atsikėliau su gera nuotaika, nieko nesitikėjau, mėgaujuosi važiavimu. Labiau mėgstu treniruotis motokroso trasose, tai šita tokia enduro trasa tikrai man buvo nelengva. Ypač rąstų ruožai, akmenų ruožai, atvažiuoji, turi jau arm pumpą ir tikrai labai sudėtinga važiuoti be klaidų. Ištvermės trūkumas, nors važiuoju tik valandą savo klasiai, bet paskutiniai ratai jau buvo lengvoje kančioje. Bet turim antrą vietą, labai džiaugiuosi savo rezultatu ir, na ką, kitą savaitgalį bandysim užbaigti šios metus. Nežinau, visą dieną su draugu, su kolega, nežinau, sekundė į sekundę vienas kitą, paskui kitus ir konkurentus susirinkom vos ne vos, bet labai jau techniškai buvo be galo sunku. Bet kažkaip reikia neprarast kvėpavimų. Taip labai smagu buvo, jau sakau, kova, tai net neatsimenu, kad tai būtų buvę. Pirmam rate kažkur užkabinau, nulūžo pakojis. Tai antrą ratą sustojau. Aišku, įrankių neturėjau nieko, bet trečią ratą, kol važiavau, tėtis suorganizavo biškį, tai susitvarkėm pakojį, turbūt praradau kokį 10 minučių, gal 8, tai va, bet baigiau. Sekėsi puikiai, turėjau labai gerą startą, tas mane labai pagelbėjo, nes trasoje iš tikrųjų labai sunku lenkti. Buvo tokių vietų kaip akmenys, rąstai, tai iš tikrųjų visą trasą važiuojant mąsčiau apie juos, nes ten buvo tikrai man sudėtinga ir važiavau tiesiog įsižergęs ir tiesiog galvojau, nu kas bus tas. Bet paskutinį ratą tik virtau ir
Šiek tiek pirštus užsigau, bet nieko tokio. Svarbu finišo pasiekiau pirmas ir labai džiaugiuosi. Nu, startas labai prastas. Neusikūriau motociklą, tai pirmą valandą tiesiog griuvinėjau trasoj, neradau ritmo. Ačiū Dievui, kad šalmas geras, nes vieną nėriau ant galvos gerokai. Tai paskui po valandos pagavau ritmą, apsilenkiau nerimantą, taip ir pabaigiau antras. Tarp kitko, Utenos komanda pirmas sykį pagaliau 1-2 ant podiumo lipsim su Domantu, tai pagaliau įvykdėm šitą planą. Tikiuosi sekančias varžybas taip pat pabaigsim. Trasa sudėtinga buvo, varžovai labai stiprus. Vienas varžovas Latvijos klaidai padarė, kaip supratau, ant akmenų, kai bandė pravažiuoti, nes paskui po to nesimatė jo, o Gedas visą laiką sėdėjo už nugaros, visą laiką tempą didino, tai reikėjo gazuoti. Va ir pavyko, pirmas suvažiavau.